Sveiki elektronikai! Šį kartą pristatysiu elektroninį spidometrą. Sėdam į vidų, važiuojam, pažiūrėsim. Taigi įjungiam spidometrą. Atliekamas testas. Rodiklis pakyla iki maksimalios padėties ir nusileidžia. Matoma lempų klaida, kuri po kiek laiko pranyksta. Matome įtampas dviejų akumuliatorių, vienas yra aparatūrai, matome kelionės kilometrus ir bendrą kilometrų sumą. Taip pat čia galime matyti pravertas duris. Štai atvėriau vairuotojo duris. Simbolis rodo, kad tai yra priekinės kairės duris. Fiksuojamos kaip ir dviejų rūšių klaidos. Tai yra atidarytos duris ir perdegusios lempos. Klaidos tipą nurodo dar indikatorius apačioje. Duris, kad yra atidarytos, ir lemputė perdegus. Dabar sunku bus imituoti. Padarytas greičio matavimas. Tai rodoma su rodiklio ir skaitmeniškais 7 segmentų indikatoriais. Tachometras padarytas tik su rodiklio. Yra maksimalių apsukų indikatorius, kur užsidega raudonai, kai pasiekiamas. Ir taip pat yra mieste leistina greičio 50 viršijimo indikatorius. Irgi užsidega raudonai. Visą šį veikimą pamatysim užvedę variklį ir kelionėje. Taigi dabar parodysiu, kaip veikia tachometras ir jo redline indikatorius. Keliame apsukas. Štai užsidegė. Taigi dabar važiuojame pasivažinėti. Pažiūrėsim, kaip atrodo visas veikimas realybėje. Dabar išimsiu spidometrą ir parodysiu, kas slepiasi viduje. Išardžius matosi daug plokščių atskirų. Čia pagrindinė su Atmega 32. Šone stovi plokštelė su Atmega 8. Čia yra dakas su stiprintuvu. Ir čia dar vienas, galbūt analoginiam signalam rodyti. Čia yra plokštelė su nuosekliais postumio registrais. Indikacijai įvairiai. Čia yra plokštelė kuro lygiui ir temperatūrai rodyti. Viskas sudėta į originalų spidometro korpusą, tai be jokių modifikacijų įlenda atgal. Taigi buvo sukonstruotas elektroninis spidometras, galintis matuoti variklio apsukas, greitį, fiksuoti nuvažiuotus kilometrus, atvaizduoti daug parametrų, klaidas įvairias ir viskas.